Labas rytas, laba diena, labas vakaras. Žiūrint, kada mane žiūrit. Ir šiandien jau įrašinėjau antrą video. Įkelsiu prieš tai video, kur ten labai daug ir gražiai kalbų. Labai daug gerų dalykų jums pasakoju. Ir pasakoju. O garso nėra. Pusę valandos kalbų. Ir dabar antrą kartą reikia viską pasakoti. Kadangi pas mane sprantas, tai nelabai aš čia ir galiu antrą kartą papasakoti viską tą patį, bet aš pabandysiu. Tai apie ką aš pasakoju? Aš pasakoju pirmiausiai, kad aš dabar randuos tam tikroj pozicijų finansiniai, duobėj finansiniai, akys. Gal ir akių nesimato, žinai, ten. Vienu žodžiu ten. Nugyvenau aš jau 56 metus. Viso, jau galima sakyti, viskas. Bet ir daug visokiausių prisižiūrėjau bairių per tuos metus, žinai. Daug užmiršęs kažką, daug visokiausių istorijų prisiklausęs. Ir dabar pas mane yra vaikai ir aš bandysiu jie, kad kažkaip tai perduoti jiem tą informaciją, gal jie kažkaip pasinaudos, žinai, mano klaidom, kad galėtų mažiau savo daryti, žinai. Ir gal ir aš kažką tai sukursiu savo auditoriją, kuri paskui man atneš tą dovanas. Sako, aukos man pinigų. Ne, du skirtingi dalykai. Man nedovanokit, man aukokit. Kaip registruotai religiniai organizacijai, kurios dar nėra. Bet meninis filmas, neužmirškit, aš filmuoju meninį filmą Pinigiukas. Tai va, bet tam aš kuriu auditoriją, kad pritrauktų dėmesį, kad pradėtų kažkas mane žiūrėti, žinai, ir sakytų, gerai, pasiklausysiu, ką tas čia šneka. Draugužis, ką jis ten kalba, kokia pasišvis kalba ten iškeverzota kažkokia. Jis ten prorusiškais išsireiškimais. Iš tarybų, matot, aš Tarybų sąjungoje užaugęs, aš užaugau Tarybų sąjungoje. Lankiau mokyklą ten, armijai suspėjau pabūti tarybiniai, taip kad ten, žinai, kas ypatingai ten netrolinkit manęs, nekritikuokit, žinai, toks jau susiformavo pas mane, paskui dar Rygoje gyvenimas nustumė, Rygoje gyvenau ten iš vis. Ir kažkaip iš Lietuvos mane visą laiką išstumdavo, tai policininkai visą laiką, milicininkai tada įsiknisdavo, žinai. Kokį paperiuką ten, žinai, kratą pas mamą padarė, prigąsdino. Minėdavo. Ir kažkaip aš neįsivėliau į tą Lietuvos gyvenimą teisingą, žinai. Neįsiurbė manęs. Reikalingas verpetas, reikalingi draugai pažįstami. Taip ir viskas, žinai. Ir va taip gyvenu tą gyvenimą, žinai. Žmonės, kurie sutinku, dažniausiai yra tokie pat idiotai kaip ir aš. Net jeigu jie kažkom skirias, tai žinokit, yra. Žinai, žiūri pagal tą pavalgė, dantukus pasikrapštė, pasitvarkė. Blemba, idiotas.
Nu kaip, žinai, ten yra, aišku, nu kaip idiotas gera, aš nežinokit, nieko neįžeidinėju, bet paprasčiausiai, nu taip mes, nu nėra, kito nedavė, kitos tos, žinai, matricos taip ir gyvenam, žinai. Būtų davę kažką kitą ir pasiimi tą, kas yra, žinai, šalia. Gerai, pinigiukas ten, reikia užmest laiką, reikia kanalą pasirašyti, va, parašyti komentarą, kad vaikykis, bliamba, davai rašinėk video, kai pasakei 100, kad būtų, nieko nežinom, kad tau tą pinigiuką primestų ten milijoną, kad tau pasisektų. Davai, aš tau irgi įmesiu už 100 € pinigiukų prisipirksiu. Bet žiūrėk, vis laikykis savo duotų pažadų, ką čia prižadėjai, kad visą laiką įrašinėsi video ir tam seksis, kas žiūrės tavo video. Nu, žinai, aš, pavyzdžiui, negarantuota, žinai, jeigu tu pagausi būseną, tai seksis. Bet jeigu tu žiūrėsi, oi blemba, aš dabar pažiūrėsiu va tą ir man, ne, taip neveikia, žinai, tu turi pagauti kvėpavimą, ramybę, bangą pagauti, žinai. Nes šitą bangą jinai yra, aš irgi ją kažkur pasiėmiau, žinai, aš jos nemoku iki galo suformuoti. Pasiėmiau ten gabaliuką, ten lašelį, ten. Ir kažkaip tai, vat, jeigu sudedi viską tą į vieną, tai gauni va tą tokį, nu, tokią energiją sukuri, žinai. Va šitą momentą, va čia, būtent čia, žinai. Nes ateities nėra dar, žinai. Ir ten, kad pergyventi ateityje, jos nėra, jinai dar nėra, jis dar neįvyko, žinai. Nežinai, kiek, ar iš vis jinai įvyks, žinai. Tu tik tai tikies, kad vat, bus taip ir taip, žinai. O kiek atitinka, žinai, nu tai čia jau yra labai slidus reikalas, žinai. Va, tai, o vat kas praeities bairiai, tai jau yra įvykę, žinai. Bet protas yra toks, jis yra pakankamai, nu, gudrus, žinai. Jis ištrina tą, kas nereikalinga, žinai, užmiršti. Jis aptrina, dar kažko prisigalvoja, žinai, kad nebūtų ten tų juodų dėmių, žinai, kad vis tiek tu pragyvenai, nu, 56 metus, ką tu čia prisimeni. Nu, blemba, taigi neprisiminė ten 74 metų sausio 1 dieną. Neprisimeni. Išsigalvosi, gal kažką bandysi įsivaizduoti, žinai, kažkokią informaciją rinkti ir kažką nusipieši savo kažkokią iliuziją. Bet tai bus tik iliuzija, nebus iš tikrųjų ta realybė. Ir tu prisimeni tik tai gabaliukais. Vaizdai, gabaliukai ir iš jų sulipdai kažkokią tai savo praeitį. Jinai yra labai toli nuo realybės, kuri iš tikrųjų yra, bet jinai va tokia susiformavus. Ir tu susiformuoji. Va. Ir tu važiuoji, kas liečia pinigus, tu kuri strategiją. Arba turi išlaikyti, ką tu turi, žinai, arba ten sukurti kažką tai, arba iš vis nieko nedaryti to klausimą, žinai. Prašiausiai kaip plauki, kaip srautas neša, taip ir viskas, kad išgyventi. Nu, ten irgi visi momentai yra suprantami išskyrus vieną, žinai. Ar tu bandai tą, nu, kaip pastebėti, žinai, bet pamatyti, kaip tas tavo kelias, jis eina, žinai. Bet jeigu bandai jį pastebėti, žinai, bet kas su tavim vyksta, tai tu principe jau prisiartinai prie mano bangos. Aš kiekvieną kartą stengiuosi pamatyti, kiekvieną dieną, kas vyksta, žinai. Gerai, blogai, ten vargstu, nevargstu, žinai, ten kalba, oi, ten tu vargsti, žinai. Ne, tu nevargsti, tu ten vaikštai, blemba, palaimoj. Žinai, čia yra ir tokių žmonių, bet jie retenybė. Ir supranti, kaip jie iki to daėjo, žinai. Ir tai pas juos dažniausiai būna koks nors tiklas. Aš pasieksiu nirvaną ten, arba samadhi. A pasiekė jau? Ne. Aš jau pabuvau ten, bus ne samadhi, bet va dabar, kadangi kalbų su tavim dabar nėra, tai bet va aš rytoj, poryt aš į tą nirvaną samadhi pabūsiu, papulsiu
ir va ten pabūsiu toj nirvanoj, eisiu iki, pasieksiu būseną samadhi ir ten būsiu. Nu, tai varyk iškart, ko lauki. Tai va, ir ta būsena, žinai, kuri dabar yra, ją perduodi kažkaip tai ir žmogui biškį pasidaro gal tuo momentu kažkokią sekundę lengviau gyvent, žinai. Tu jį užkabini ant dėmesio, žinai, ir pasižiūri, kad ta banga gal kur tu yra, gal jinai kažkam yra ir įdomi, žinai. Va, aš 100 video filmuosi ir pasižiūrėsi, kažkam bus įdomu. Žinai, gyvenime aš, pavyzdžiui, žinai, aš nesigailiu dėl nieko, kas buvo praeity. Bet vat yra klaidos, kurias principe darai, žinai. Neįvertini kūno, sakykime, trapumų, laikiškumo, žinai, laiką, žinai, nes jį geriau reikia prižiūrėti. Nes tau vaikystėje nekelia į galvą, kad tą kūną, kur tau davė, jį ten kaip, žinai, kaip kažkokią, kaip, nu, biomechanizmą, kurį reikia prižiūrėti tam tikrus įpročius, ypatingai vaikystėje suformuoti, kad jis tau kuo mažiau lūžtų, byrėtų ir jis tau, ypatingai kai ateis momentas, kad jis normaliai. Čia pirmas dalykas, kad jį tu prastokai prižiūrėtas jis yra. Ir kartais net ir laužytas, ir visai bereikalingai, žinai, ir visokių nesąmonių pridarytų. Tai vat, jeigu būtų įskiepiję man vaikystėje, kaip tą kūną prižiūrėti, tai gal būčiau, žinai, mažiau tų skausmų patyręs, bet ar aš būčiau toks susiformavęs, greičiausiai ne, žinai, nes matyt, tas skausmas ir formuoja, žinai, nu, kartais lemba toks buvo, žinai, kad kai apie jį pasakoji, tai žinok, nu, taip, tas lygas, tai žinai, pasižiūri ir pas žmogų matos, aha, jis dar nėra pajutęs to momento, žinai, to praradimo ir to skausmo, žinai, gal jis niekada ir nepajus ir gal jam ir nereikia, žinai, bet jeigu jis susimąsto apie tai, kitas matos, kad jis suvokia, supranta, ką tu kalbi ir jam jau nebereikia, žinai, nes mato, kad bet irgi retenybė. Nu ir aišku, nu, pinigiukai, žinai, pinigiukai turėtų būti kaip ta, žinai, jie turi pastoviai, vat nuo kažkur tai nuo vaikystės, tu turi kaupt, turi būti tau kaupiamoji suma, kuri nesudegamoji suma, žinai, kuri niekada tau nesudega, žinai, tu užlipai, tik pasidėjai ten kažkiek tų procentų ir ta suma jinai nedega, jinai negali sudegti, neįmanoma ten žemės nusipirkęs arba ten dar kažką, tai jinai nebesudeganti tą sumą, tu turi stabiliai tą sumą, kuri pastoviai disponuoja, žinai, kuri nėra tos beveik, sakykime, ten rizika yra ten nebent kokia katastrofos, žinai, ten karai ten ar dar kažkas, o taip ta rizika yra išvis, nu, beveik neegzistuojanti. Tai va, ir todėl, žinai, reikia va tokius dalykus, žinai, tos momentus pasižiūrėti, kaip tas viskas galėtų įvykti. Va, ir kaip perduot vaikams, kad vaikai pasiklausė, žinai, kad jie tą informaciją teisingai priimtų, žinai, kad suprastų, kad jie irgi gali ją naudoti, žinai. Jeigu jie vis tiek su manim bendrauja, žinai, pasakoja, gal įdomiai, pasiklausau, gal va dabar išgirsiu, o tada neišgirsiu, žinai, gal iškart išgirsiu, gal praeis kažkiek tai metų, žinai, kada išgirsiu. Ir viską, žinai. Čia kaip, o ateitis jinai yra, nu, žinai, ateitis yra visą laiką ten tie, žinai, principe visą laiką, kas kaip liečia mūsų suvokimą, yra 3 variantai ateities. Viskas bus gerai, geriau negu įsivaizduoji. Viskas bus kažkur tai per vidurį vidutiniškai, arba viskas bus blogai, žinai. Ir tai visas tas kryptis, tu jas gali ten išdalinti, ant kiek bus blogai, arba ant kiek bus gerai, arba ant kiek bus per vidurį, žinai, nes kaip tas ir ChatGPT visą laiką bando į tą vidurį, sako, žinai, tu atsidursi vidury kažkur tai. Gal biškai kartais žemiau to viduriuko į blogąją pusę, bet vis tiek tu artinsies prie to viduriuko, bandysi iškapstyti, išlipdyti, žinai, ir tu kažkur tai lipsi į tą viduriuką, žinai. Kur atsidurs technologijos, nu, tai jau maždaug dabar jau aišku, žinai, va dar prieš kokius 3-4 metus buvo neaišku, žinai, matos, kad technologijos ten
nuskrido, žinai, kažkur tai baisiai į kažkokius ten, žinai, dalykus, kur mum yra, žinai, ten tie visi kalbantys modeliai, kur yra, žinai, kaip, kur kalba kaip žmogus, kur gali suformuoti kažkokią tai, sakykime, žmogaus kalbėjimo formą, žinai, mąstymo formą, kažkokią kalbos formą, pasirodė, kad jinai, kur mum jinai atrodė iš pradžių labai sudėtinga, žinai, kad programa jinai nėra tokia sudėtinga, kad gali kompiuteris labai ramiai su mum bendrauti, kalbėti, rasti tą algoritmą ir dar jeigu apie mus bus informacija, tai labai greitai prisitaikys prie tų algoritmų ir tu turėsi tą patį kiečiausią draugą, padėjėją, nežinau, ten patarėją, ką tik nori. Žinai. Čia kaip sukūrė tokį, žinai. Vat ir tas, nu aišku, kad ir toliau vadinas tie didžiuliai skaičiai, ta analitika, statistika, kuri nuskaičiuoja tas prognozes, kas ten maždaug į kurią pusę tu judi ir bus, žinai. Kas dirbtinį intelektą, kas pajungs į tą formą ten, ar į ekonomikos formą, ar į karo formą, ar į tą, žinai, kas išskaičiuos visus tos variantus ir tas bus priekyje, žinai. Dabar, kas liečia tą situaciją, viską ten greičiausiai va dabar pamatysim, ten karas vyksta, va testuos per karą ir kas greičiausiai investuos tą, žinai, pagaus tą dirbtinį intelektą, sugebės integruoti į karo momentus, žinai, visokiausias sukurs programas, ten kupolus, ten, žinai, atakas, ten silpnas vietas, tas greičiausiai jis išskaičiuos, žinai, tas dirbtinis intelektas, žinai, ir viskas. Čia, nu tai, principė, čia greičiausiai, jeigu dabar karas vyksta, žinai, ten Ukrainoje, jeigu amerikiečiai duos tos savo visus resursus Ukrainai naudoti savo dirbtinį intelektą, žinai, ir pajungs tą idėją, tai, nu, pas rusus, nu, nėra, jie yra labai daug gabių žmonių, programistų yra, bet jie neturi, nu, nėra tos strategijos, žinai, ten, kad jiem tos idėjos, kur yra pas juos, jinai yra kažkokia, nu, sunkiai suvokiama, žinai, pavyzdžiui, aš jos nesuprantu, tas jų idėjas. Bandau kartais išsiaiškinti, kas pas juos per idėją, žinai, šiais laikais, kokį jie neša idėją, iš viską neša pasaulį, žinai. Ir, sakykime, jie tą idėją perteikia visą pasaulį ir visi sako, gerai, mes priimam tą jūsų idėją, kokią idėją, kokią idėją jie neša, žinai. Nu ką. Kokią komunistinę Rusijos, aš nesuprantu, neša, nu kaip ten, jeigu aišku galvoji, kad iš valdžios užsikib, žinai, kad nesudraskytų, žinai, nes, nu, tie, žinai, rusai tokie, kad jeigu atsitokies, tai lembai mes kaip ten sudraskysim į gabalus tos Kolorado vabalus, tai aš suprantu, žinai, tada viskas atsistoja savo vietą, žinai, tam, kad išsilaikyti kėdutėje, žinai, jeigu matai, kad ten kuo stipriau, žinai, ir tau dar būtų, žinai, įdomu, žinai, tai tada kažkaip tai viskas susistato į savo vietas ir nu, nėra, nu, noris toj kėdutėje pasidėti. Nu, ką daryti, bet ar nesudraskys dar greičiau. Nu, dažniausiai, žinai, istorijoje sudrasko, žinai, nu, blogai, žinai, prašoks, žinai, bet gal ir ne, žinai, tai kaip matau, tas pasaulis, mano suvokimu, jis yra, jau yra kažkas tai labai atgyvenę ir kažkaip tai, tie amerikonai su kiniečiais turėtų kažkaip susitarti ir jeigu, pavyzdžiui, ten amerikonai su kiniečiais, nu, gal dar indusus biškai prikabinti, nes ten irgi daug pas 3 valstybės susisėstų, sakytų, dabar bus taip, žinai. Ir sakytų, bus šiandien taip, rytoj taip, paskui dar taip ir taip ir taip, tai tada jau ten, kur tu pašoksi, žinai. Ragas, bet kol kas nėra to, žinai, susitarimo, žinai, ir amerikonai nori būti, sakyti, kad mes kol kas esam žemės bamba, žinai. Trumpas iš vis yra bamba bamboje.
Bamba bamboj. Nu tai, nu va, čia, nu bet čia manęs tas neliečia, vienu žodžiu, čia, žinai, aš nedarau įtakos, kol negaliu padaryti įtakos, kol pas mane nėra ten tų bent milijono sekėjų, tai ką čia aš čia kalbu savo pasakoju, kaip aš čia žiūriu į tą situaciją. Va. Ir, nu, pasižiūrėsim, ar aš klystu, žinai, ar ne. Greičiausiai amerikonai duos ten dirbtinį intelektą, žinai, ten. Dar nesupranta, koks tas irgi amerikonų tikslas. Ten irgi reikia labai gerai stilių. Jeigu kažkada tomagavkų neduos. Jeigu jie duos, tai tada jau, tada bus viskas, išvis viskas aišku. Tik kai duos tomagavkus, tada jau viskas aišku, ten aišku, dar reiks kokius 5-6 metus palaukti, bet jau ten tada jau bus. Jau galės žiūrėti kažkokį ten, ieško žemės klipuką buvusioje Rusijos federacijos teritorijoje, kur nors. Nu, bet irgi, žinai, pieks spaust tą raudoną mygtuką, tuoj nuspausim, visą pasaulį paversim į grybą. Nu, ten irgi tas scenarijus pradirbtas turbūt yra, žinai. Nors gal ir nepradėti, nesvarbu, ne, tas manęs neliečia. Mane liečia, kad jūs nusipirktumėt pinigiuką, pasirašytumėt į mano kanalą, užmestumėt laiką, palaikytumėt mane ir ten, žinai, parašytumėt raštą krauju, raudonų tušinuku, ko jūs norit. Logiškai, surašykit, ko jūs norit. Ko norit iš artimiausių 10 metų, surašykit ir, bet nefantazuokit. Nerašykit, kad noriu ten į kosmosą, į Marsą, žinai, ir kad iškart noriu atsibūsti milijonierium, ten išlošti loterijai. Ne. Gal ir išlošit, bet surašykit konkrečiai, ko norit, kiek tam skirsit laiko. Pasirašykit, kad aš skirsiu, aukosiu savo pinigus, kai tas įsigyvendins Aidučiui, 1%, žinai, uždirbtų pinigų. Ne 10. Mes nesvarbu čia. Esmė tame, kad ne man, nebūtinai man, galit bažnyčiai, ten, mečetei, sinagogai, kompai, tūpai, nesvarbu, svarbu, kad jūs būtų tas supratimas, kad suprantat, kad jūs žaidžiat, esat bendram žaidimo dalylyte ir suprantat, kad jeigu realiai jūs pagalvosit, kad jūs jau esat atskiras žaidimas, kad jūs labai greit numes nuo to sosto, žinai, ją pačią nukrisit dar žemiau negu buvot ir suprasit, kad už viską reikia tą atsiskaityti. Suprantat, kad nes tam tikro, o jeigu jūs iš karto biškį kompensuosit, tai tada gal arba iš vis jūsų nenubaus likimas ir gyvenimas, arba nubaus neskaudžiai, kad jūs biškį mąstytumėt, kad kuo daugiau mąstytumėt apie tai, kas vyksta jūsų gyvenime. Kodėl aš taip tiesiai šviesiai sakau apie tai, nes lemba, kiek žmonių esu sutikęs. Ir tokių, ir skersų, ir išilgų, ir kreivų, ir skaitęs informacijos. Nu, žinok, nu, viskas dažniausiai vis tiek, matai, kad jis ten net ir seka, paskui bams. Nu, yra tie, kur ten gimsta, princais ten, iš karto ten, bet ir tai, žinok, jis matos, kad jis, žinai, ten jį palaiko, ten kažkokia ten bažnyčia palaiko, arba dar kažkokia, ir matos, kad pas yra tas toks tam tikras pozicijos būsenos laikymas. Ir kai tu iš tos būsenos iššoki, tai ten irgi tau irgi nukerta tą tokį, kaip energija, tokia jinai kaip savaime formuojas visi tie įvykiai ir tu atsiduri tarp tų visų įvykių. Kur tu atsidursi, bičiulis? Surašyk, parašyk, žinok, ten dažnai reiks perrašinėti, ne taip, krauju parašysi, raudonai, žinai,
nesipjaustykit ant rankų, nereikia su raudonu tušinuku, žinai, ir nerašykit, ko nenorit. Va tik tai, va žinokit, išvis niekad nesakykit, ko nenorit. Visą laiką sakykit, ko norit. Jeigu norit kažką, tai supranti, rašykit, ko norit, nes jeigu tik pradėsit, žinokit, sakyt, ko nenorit, nu žinokit, blemba, beveik tas pats, kas magnetą užmet, kad pritraukt. Nesakykit, ko nenorit. Nes tas, nu, jau tiek esu matęs, kad kai pasako, aš taip nenoriu, nu ir aš to nenoriu. Turėk, žinai. Kažkaip tas viskas veikia, žinai, nesigarsini, sakykit, ko norit realiai ir įsivaizduokit, ko jūs norit, žinai. Net jeigu jūs bandot kažką tai ištraukti iš to, ko jūs nenorit, tai geriau suformuokit tą mintį, kad jūs norit, kad iš tą, ko jūs nenorit, išstumtų tą, ko jau norit. Vat jūs kažko norit, išstumkit to, ko jūs norit ir tada, žinai, tos, ko jūs nenorit, į savaime, kad nubirėtų, kad nebūtų apie jį net, kad išnyktų, žinai. Kas svarbiausiai, kad pabiškai pradėtų judėti to, ko jūs norit. Vat kaip ir aš čia dabar tos video rašinėjau 100, vat aš žinau, ko aš noriu. Aš noriu dabar tą pinigiuką davesti iki tiesioginės ranko nupirkimo, žinai, kad jis būtų, žinai, nes aš jau trečią monetą, dabar konkrečiai čia jau trečia moneta, kuri bus sukurta efirimo pagalba, žinai, laiką buvau sukūrė ten man ne vienas, aš ten kūriau, man padėjo, ten žmona ir paskui, žinai, Pink Panther ir dabar va trečią monetą, žinai, tas pinigiukas. Bet tos monetos, jos buvo tokios prifantazuotos, žinai, jos nebuvo kad negali išeiti ir sakyti kaimynui, blemba, davai, duok kortelę. Tik činkiam tą koduką, žinai, ir turi. Ir tu paskui žiūri, kad ta moneta, jinai, nu, išgyventų, žinai, jeigu jinai išgyveno, jinai kažkiek tai momentų bus sunku periodas, paskui tas žmogelis, kur primetė, matys, kad, žinai, nu, realus projektas, realus ten tas Zinkis, su kepurikė, su akinukais pasakoja kiekvieną dieną, žinai, kodėl nepabandžius su juo, ką čia su manimi, nu, pasimelst kartu. Va, pamedituot, pasportuot kartu, žinai, kažkokį tai ant vienos bangos užšokt, kur aš esu, žinai, kad, nes pats įdomiausias, kai esi ant vienos bangos, žinai, kartais pabairuot, žinai, va, ant tos bangos užšokį ir ant bangos, žinai, va, aš ten irgi pabandysiu paskui tos video rašyti čia, iš baseino, iš kažkur tai iš daržo, iš ten kokio nors avietyno, žinai, iš žirgyno, iš arklių, žinai, ir tą visą laiką tą bangą pagausit, žinai, tam meninį kažkokį teatrą, vat, žinai, sukurti ten kažkokį ten prifilmuoti tų artistų papildomai. Ir va tas pinigiukas, kad jis būtų kaip įgytų tą va tokią realybę, žinai, gal vis tiek aš galvoju, kad, žinai, nu, blemba, nu, aš įsitikinęs, kad, matai, čia tarp tų lietuvių nėra taip daug pasaulyje, bet vis tiek, žinai, nes jeigu dabar pradėsi lietuviškai, nu vis tiek, aš galvoju, kad koks 1000 žmonių, kur yra vis tiek Lietuvoje, kurie mane supras ir kuriem patiks tą, ką aš neku. Tai va tą 1000, tai jeigu aš jau daisiu iki to 100, žinai, tai jau sakyk, ten paskui ir tas 1000 galbūt, žinai, žmonių. O jeigu imant pasaulį, jeigu dar kažkaip integruoti tą savo avatarą, sukurti, kad jis kalbės panašiai tą, ką aš jiem pasakoju, tai ten gali dar apriepti ten tos visus, žinai, savo siekėjus ir kažkur iš tos pozicijos į kitą poziciją papūti. Oi. Ir va tą poziciją nufilmuoti, žinai, viską matai, čia žmonės mato, kaip viskas vyksta, žinai, aš ten irgi daug esu žiūrėjęs tų blogerių, žinai, nu, bet, žinai, rusiškai daugiausiai kito, kadangi čia man taip gyvenimas nustūmė, žinai, ten tarybinę santvarką, paskui Rygą ir vis tas, žinai, ir kažkaip tai tą rusų buvo integravęs, tai žiūrėjau tų blogerių ir paskui kai kurias pradėjau žiūrėti, ten nebuvo iš vis tų sekėjų, žinai, paskui žiūri jis kaip, nu, bet ten visą laiką būdavo tie niuansai, žinai, visą laiką žmonės turėdavo tokią strategiją, jis niekad nebuvo taip, kad nebuvo strategijos ir matai, kad jis jinai ten tobulindavo, bet visą laiką strategija, visą laiką, žinai, tokia, žinai. Jeigu ta strategija buvo trumpa, tai vat, greitai uždegi ir užgeso, žinai, nes ta strategija, vat,
O jeigu matai, kad jinai yra ilga ta strategija, žinai, tai tada jau kažkas tai, kuo ilgesnė strategija, tuo daugiau šansų, kad pavyks, žinai, tą žingsniuką padaryti priekį, įkvėpti tą energiją pinigų, žinai. Nu, va, tai šiandien tiek, va, po pusės valandos aš kažkur tai čia jums pusę valandą pasakoju visus tus istorijos, tai va, ir aš galiu atlaikyti ir ilgiau, žinai, bet kol kas aš vis tiek tik tai daugiau savo, turbūt pats pasižiūriu į save, žinai, ir ei, blemba, vėl ten kažką tai tauški vėjo, žinai, ten, tai, ai, ir kelsiu tą video, kur prieš tai, vis tiek kelsiu, nu jau aš padariau tą video, žinai, gal aš tam, bet tą Facebook'e gal prareklamuosiu, o tą, žinai, ten bus YouTube'e, žinai, nes principė aš vis noriu jūs į tą YouTube'ą, žinai. YouTube'ą, LinkedIn'ą, Telegramą, žinai, tam Facebook'e, nu irgi teks, žinai, nes naudotis, nes ten yra bent reakcija, žinai, ten žmonės bent reaguoja, žinai. Aišku, ten gal ant to pirkimo, žinai, nelabai kažkur, o gal ir išeisi, žinai, bet va ir viskas ten. Vienu žodžiu, jeigu nieko neveikėt, pasižiūrėkit. Jeigu turit to laiko, žinai. Gal tas laikas nebus pats blogiausias, kai jūs manęs pasiklausėt. Kažką išgirsit ir iš savo gyvenimo, žinai, iš savo istorijų, žinai. Aš dar jas taip drąsiai nenoriu traukti, žinai, nes pradėsi čia įtraukinėti žmonės savo nuomonę, kažkam sakys, blemba, neteisingai tu čia, žinai, žiūri į mus. Nu, mes tave čia užmėtysim pomidorais arba kiaušiniais, žinai. Nu, perkeltinė prasme, žinai, kokiam nors frazėm, žinai, skersai žvilgsniais ten, kitas žmogus ten, žinai, ten su kažkom gal sveikinai, nebesisveikins, kažkas ten kalbė, žinai, nebekalbė, žinai, ten žmonės tai stengiasi rimtai žiūrėti gyvenimą, žinai. Tai čia man kažkas galvoja, ne visai taip, aš negaliu rimtai žiūrėti, nes aš suprantu, kad man tai atrodo, kad čia labai mažai, aš labai trumpai čia gyvensiu, žinai, tam pasaulyje, žinai. Net jeigu čia 100 metų, tai čia yra iš vis kažkoks tai, juokingi skaičiai, suprantate, čia per tą 100 metų, aišku, visa civilizacija susikūrė per tą 100 metų, žinai, ir į kosmosą viskai skrido, bet tai vis tiek, žinai, tai čia bendra civilizacija, žinai, tas ėjo tas laikas. O mano tas, eina, žinai, ten. Gal aš turėdamas tokią didelę, žinai, sodybą, su arkliais, su ežerais, žinai, va, dabar pasižiūrės tą civilizaciją ir gal aš jos ir atsisakyčiau, žinai. Žinai, va dabar sėdžiu su telefonu, su kompiuteriai, su visko, žinai, kažkokiam ten mažam butuke. Na ir gal, žinai, sakytų, dabar reik čia gyvent kažkur ten. Nėra net elektros, žinai, sakys. Viskas su fakelais, bet va ten, žinai, viską, žinai, tau teks arklius prižiūrėti, žinai, ten žiūrėti, kad ten viską, žinai, ten kiek sukaupto produktų žiemai, tai gal aš ir nežinau, o gal ir ne. Žinai. Reiktų įvertinti, žinai, kiek energijos yra, kad užtektų, kad tu ten užsilenksi, tai greitai nubėgėsi tą arklytę, žinai. Gerai, viskas šiandien tiek, bičiuliai. Dėkui, kad manęs klausėte, žinai, ten aš prieš tai taip stengiaus. Garso nėra. YouTube'ą nueikit ir pasirašykit. Sėkmės jums.